Labadiena, esu Eimantas. Šiandien kalbėsim apie kirpimo maskuotės. Adobas jas vadina Clipping Mask. Dar yra ir kitokių maskuočių iliustratoriuje. E, Bet šiandien apie kirpimo maskuotės ir kaip jas galima būtų išnaudoti. Ir manau, kad šita tema yra labai svarbi. Tuo aš ekraną bendrinu. Labai svarbi, nes labai išlaisvina kūrybinės galimybės. Jau kai mokinasi žmonės iliustratorium, kai pamato, kad kaip lengva tai padaryti ir koks efektyvus būdas, e, jau pagaliau sumaketuosim. Tai atsiriša kūrybinės galimybės. Tai pradžiai pademonstruosiu. Turiu parinkęs įvairių tekstūrėlių ir keletą vektorinių objektų, kai kuriuose jau yra maskuotės, jau yra tekstūros, bet imu dabar vieną iš tų elementų ir pakuriu variantus su tomis tekstūroms. Nusikopijuoju. Tuos tekstūrų pavyzdėlius ir tiesiog Ctrl+7, jeigu reikia, pakoreguoju, kaip tas viduj esantis rastrinis objektas, kokia jo yra, koks fragmentas yra išnaudojamas ir taip labai greitai galima susikurti ir vėl pakoreguosiu kažkokį įdomesnį fragmentą rasiu. Taip. Ir dar vieną. Ir dar vieną. Ir jeigu tai yra kažkokia iliustracija ar plakato kokio fragmentas, tai iš karto atrodo gyviau. Bet čia dar ir ne pabaiga, mes juk galime dėti į tas maskuotės ir daugiau objektų, pavyzdžiui, arba net ir vidų koreguoti galime ir kombinuoti su uždengiančiais objektais. Aš dabar užkėliau tą patį spalvotą objektą, iškeliu į viršų, parenku, kad neliko kažkur, tai mano to skaidrumo čia to, jau persitėna čia. Multiply ir, tarkim, parenku intensyvumo, o jeigu reikia ir kitą užpildėlį, su kuriuo jau kombinuojam tą tekstūrą. Tai va, bet čia yra kirpimo maskuotė, kurioje yra rastinis objektas, bet dar galime ir koreguoti, pridėti į tą maskuotę daugiau objektų. O taip pat, kaip ir čia yra, visai nerastrinis viduje yra, o aš ištraukiu, dabar visą sugriaunu, tai yra vektorinis objektas, kuris yra vektorizuotas. Tai reiškia, ant viršaus yra, kadangi sugrioviau, tai ta maskuotė išgriuvo, sugrioviau Alt-Ctrl+7 ir visą tai jūs galite rasti Object, Clipping Mask, štai čia, tik tai man rodo lietuvišką raides, turėtų būti Ctrl+7, Alt-Ctrl+7 ir Edit Mask, tai 3, čia jūs galite valdyti tą kirpimo maskuotę. Tai šiuo atveju aš turiu tokį girnos piešinėlį, bet jis
su juo naudoju vektorizuotą, visai nerastrinį objektą. Čia yra iš tos pačios pergamento nuotraukos pavektorizuota ta tekstūra ir sukurta Ctrl+7 vėl įkeliu į vidų. Tai, žodžiu, viduje maskuotės gali būti įvairiausi objektai ir dar noriu taip pat dar praturtinti tą vaizdą, kurį aš turiu čia. Praeitam Facebooko live kalbėjau apie tekstūras, kurios yra išgaunamas efektais. Ir dabar aš panaudosiu tokį grubų efektą, kuris galbūt ir netgi pasirinku grubiausią variantą. Ir taip tai atrodo, taip baisiai atrodo. Ir ką atrodo, čia galima su to padaryti, bet aš dar pritaikysiu papildomą efektą. Tai yra radial blur. Parinku jo centrą, jo intensyvumą, na, žiūrim, bes pasirinku ir žiūrim, ką gavom, kažką tokio, neblogai, šiek tiek kryptį pakoreguosiu. Taip, ir dabar aš noriu kombinuoti šitą, ką gavau, kartu su tuo rasiniu objektu. Ir jeigu juos dar iškelsiu abudu į viršų sluoksnio, tai man lengva bus labai rasti sluoksnių skydelyje. Ir čia pasirinku tą viršuje esantį efekto sukurtą tekstūrėlę ir ją nunešu į, tai atveriu ir nunešu į maskuotę. Ir štai dabar jau veikia du objektai maskuotės objekte, kuris yra compound shape, compound object, ir sudarytas iš keletos vektorių vienas objektas. Tai yra svarbu, jeigu jūs turite tokį sudėtingesnį objektą, tarkim, jeigu norite įdėti į kažkokius tai kelis objektus, turiu 4 objektus ir į juos noriu įdėti vieną objektą, juos visus 4 noriu naudoti kaip kirpimo maskuotę, tai tada būtinai turit padaryti compound path make ir tada tampa vienas objektas ir į jį jau galima įkelti tekstūrėlę. Štai taip. Tai čia turime tame compound objekte du objektus, kurių vienas yra ant viršaus. Aš jį vis dar galiu koreguoti, jo spalvą keisti, jo poziciją keisti ir kartu juos gal dar netgi ir jų sulėjimą, tą blending mode pakeisti. Na, galimybių iš tikrųjų, matote, atsiveria labai daug, kai įvaldote kirpimo maskuotę. Tai tą patį noriu pavogti ir į šitam objektėliui. Aš jį pažymiu su grupės žymėjimo įrankiu Ctrl+C ir čia įkelsim ir tik tai iškeliu į viršų vektorinį objektėlį, kurį įkelsiu ir įkeliu į vidų ir netgi pačią kirpimo maskuotę galima nuspalvinti kitą spalvą. Kai jūs pažymite kirpimo maskuotę, jūs redaguojate arba vidų, naudodami šitą valdiklį, arba pačią maskuotę. Ir iš tikrųjų galima suteikti dar ir maskuotį papildomą spalvą. Kaip ir dabar tai padariau.
Tai reiškia veikia abudu ir maskuojamas objektas, ir maskuotės spalva kartu turi savo rezultate matosi abudu. Tai šiandien tiek apie kirpimo maskuotės, tikrai galingas būdas praturtinti kur, ir atverti kūrybinės galimybės. Ir kitą kartą, manau, tokį planą turiu dar pakalbėti apie skaidrumo maskuotės. Tai dar vienas maskuočių tipas iliustratorėje ir taip pat labai labai svarbu jį taip pat žinoti tas galimybės ir iki kito karto. Ačiū uždėmesi.